Aleliuja. Na, vaikai, raštas sako, vaikai mūsų gyvenime yra Dievo dovana. Amen. Ir laimingas, sako, vyras turintis pilną strėlinę strėlių. Amen. Taigi, žinom, kad ne vienas iš šitų mažutėlių neatsirado šiaip sau. Amen. Kaip ir mes neatsiradom šiaip sau, mes gimėm tuo laiku, kurį Viešpats nustatė. Amen. Ir kaip mūsų gyvenime yra Viešpaties didžiuliai planai. Amen. Taip ir mūsų vaikučiuose yra didžiuliai planai. Amen. Juk Viešpats nežiūri į vieną, žiūri į visus. Ir visame kame yra ne vieno žmogaus planas, bet visų žmonių planas. Amen. Ir mes suprantam, kad tiek mes, tiek kiti, amen, tiek mūsų vaikučiai yra to plano dalininkai. Amen. Ir kaip sunku būtų tą planą įgyvendinti, jeigu mes neturėtume mūsų Viešpačio. Amen. Jeigu mes neturėtume mūsų vedlio, mūsų pastoriaus, mūsų augintojo, mūsų bokšto, amen, mūsų gelbėtojo. Aleliuja. Todėl mes savo gyvenimus atidavę Viešpačiui. Amen. Mes, sako, turim atiduoti viską, įsižadėti. Brangiai, tas žodis sako, įsižadėk visko. Todėl mes, ne tai, kad mes įsižadam savo vaikų, amen, mes juos atvedam, amen, ir dedikuojam Viešpačiui, amen, nes mes jau nebe tie asmenys, kurie buvot anksčiau. Mes, brangiai, raštas sako, kaip angelai, ir mes tokie esam, taip ir amen, mes dvasioje esam kitokie. Amen. Todėl pasaulio žvilgsniu yra vienoks gyvenimas šeimose. Amen. Bet Dievo namuose viskas yra mūsų Viešpaties. Amen. Ir tas džiaugsmas dovana mūsų vaikai iš Viešpaties yra Viešpaties pasitikėjimas jumis suteikti gyvybę šitam mažutėliui, kurį jūs gavote iš jo. Amen. Tai, kadangi jis patikėjo jums, amen, išauginti Dievo vyrą, Dievo moterį, nesvarbu, bet iškart mes sakom, Dievo, ne mano. Amen. Bet kaip ir kalbėjom prieš tai, kad, na, Dievas mūsų nuostabus Dievas, ne? Ir jis net ir čia davęs pasirinkimą. Amen. Ar nori pasilikti savo, ar nori dedikuoti jam. Amen. Ir mes taip remdamiesi raštu, žinoma, Senam testamente tai buvo net įstatymai įrašyta, paaukoti pirmagimį, amen. Bet mes Kristuje aukščiau įstatymo. Mes aukščiau visko. Tai tuo labiau, amen. Raštas sako, tą darykite naują ir seną neapleiskite, ne? Halleluja. Dėl to atsižvelgiant į tuos dalykus, atsižvelgiant į Seną testamentą, į Naują testamentą, mes suprantame Dievo planus, Dievo troškimą, amen? Ir mes norim, kad ir mūsų vaikai taip pat augtų, kaip ir mes patys jame. Aleliuja. Paskaitysiu šiek tiek iš 1 Samuelio knygos. Kaip Ona laukė susilaukiančio vaikelio. Amen. Bet
jos širdies motyvas buvo netinkamas Dievo planui. Amen. Nes Dievas buvo nustatęs, kad jinai pagimdys pranašą, kuris skirtas bus paaukotas jam. Amen. Ir truko laiko, kol ona susiprato. Amen. Kol ona susiprato. Bet kai susiprato, tik atėjus į šventyklą pasimeldė, paprašė viešpačiui, ne? Ir iškart pasakė, kad viešpatie, aš tau dedikuosiu šitą vaiką, kurį tu man duosi. Amen? Ir kai mes matome pagal raštą, taip ir atsitiko. Aleliuja. Ir viena eilutė sako iš 1 Samuelio knygos 1 skyriaus 28 eilutė. Sako, aš jį atvedu savo vaiką, aš jį atvedu viešpačiui, kad visą savo gyvenimą jis jam priklausytų. Ar jūs trokštate, kad jūsų vaikas priklausytų visą gyvenimą jam? Ir net jisai užaugęs galės daryti pasirinkimą. Jis priklausys viešpačiui, nors ir nebus pasirinkęs viešpačio. Ar jūs suprantat? Viešpats turi tokius dalykus kaip pažadus. Amen. Ir jis daug ką gyvenime ištesėjo ir vis laiką ištesi dėl pažado. Nors ir nusisuka nuo jo, nors ir žmonės kitų kelių pradeda eiti, bet jis laikosi savo pažadą. Amen. Todėl mes nedarom taip, kai daro religija, kad priverčiam, mes dedikuojam jį, kad jisai galėtų vėliau žengti savo pasirinkimą, bet mes jį paaukojam viešpačiui. Aleliuja. Aleliuja. Pakartokim dabar visi kartu su manimi. Viešpatie, aš atvedu tau savo vaiką, kad visą gyvenimą jis tau priklausytų. Aleliuja. Pakelkite dabar viešpačiai savo vaikučius. Kas galite? Pakelkite. Sak viešpatie. Štai tavo mažutėlis. Aš dedikuoju jį tau. Te tavo ranka dieną ir naktį būna ant jų. Te apsauga ateinant iš aukštybių būna ant jų. Dieve, dėkoju tau. Jis ir ji tavo. Amen. Aleliuja. Wow. Leiskite, aš jos dabar patepsiu. Galit palaikyti, galit palaikyti mikrofoną. Rachelė. Tai viešpaties aliejus ir apsauga būna ant tavęs. Viešpatie,
Na ką, mes jūs visus labai sveikinam. Jūs su Ingrida, su Nojim, sveikinam ir turim jums mažą dovanėlę visiems vaikučiam nuo Ingridos šitai šventį. Torčiuką sakau, rimčiausi pasiliks tą tortą vėlesniam laikui. Halleluja, pažiūrėkit, Rachel ir Elijas. Wow. Ar jūs matot, kas čia? Ar suprantat, kokia Dievo armija? Kokia Dievo armija? Nojus, Natanelis, Natalijus, atsiprašau, Saverijo. Suprantat, kokia čia karta auga? Wow. Angeliukai. Jie jau greitai skraidys. Jie jau dabar skraido. Halleluja. Wow, šlovė viešpačiui. Gerai, brangieji. Tada sėdam prie stalų. Amen. Ir švęsim tą progą. Amen? Papietausim, švęsim. Gerai. Šalom.